Ar išvedimai kojomis sėdint treniruoklį yra efektyvus pratimas sėdmenims? Palyginkime tai su plovo gaminimu ir tada mėsa ir ryžiai būtų tas pats, kas sporto salėje daromi pritupimai, įtupstai, spaudimas kojomis, dubens kėlimas, mirties trauka. Tai yra pagrindiniai baziniai pratimai, kurie labiausiai stimuliuoja raumenų apimčių augimą. Išvedimai kojomis yra kaip prieskonis ir todėl atlikinėjant tik išvedimus kojomis, sėdint treniruoklį arba panašaus pobūdžio kitus pratimus, tačiau netlikinėjant mano išvardintų pagrindinių bazinių pratimų, jūs gausite panašų rezultatą, kokį gautumėte gamindamos plovą ir į puodą dėdamos prieskonius, bet nedėdamos nei mėsos, nei ryžių. Todėl išvedimas kojomis yra geras pratimas, tokiu atveju, jeigu prieš tai buvo atlikti kurie nors baziniai pratimai. Pritupimai, spaudimas kojomis, kėlimas arba mirties trauka, dubens kėlimas arba įtupstai. Jei jums ši informacija, kurie čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio, treniruočių, mitybos, maisto papildų, motyvacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribui platformoje, pačioje dalinuosi nuorodą, kur yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti. Ir tai padaryti galite per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspavliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.